Atrask ir pažink Lietuvos saugomas teritorijas. Lietuva, kaip ir kiekviena šalis, gamtos vertybėms išsaugoti steigia saugomas teritorijas. Mūsų krašte yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų, 5 rezervatai ir apie 300 draustinių, gamtos ir kultūros paveldo objektai, biosferos rezervatai ir poligonai. Saugomos teritorijos užima beveik 16% viso Lietuvos ploto. Nepakanka vien sprendimo išsaugoti vertybės. Tam reikia nuolatinių pastangų ir priežiūros. Panaudojus ES skiriamas lėšas, pastaraisiais metais darbai saugomose teritorijose virte verda. Vertybių būklė gerėja. Atsiranda daugiau galimybių lankyti saugomose teritorijose ir jas pažinti. Daugiausia darbų saugomose teritorijose vykdo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuruojanti nacionalinių ir regioninių parkų direkcijų veiklą kartu su saugomų teritorijų direkcijomis. Vienas iš vykdomų projektų – saugomų teritorijų tvarkymas, antras etapas. Jo metu tvarkomi gamtos ir kultūros paveldo objektai, įrengiami saugomų teritorijų lankytojų centrai, vidaus ekspozicijos, lauko informacinės sistemos, apžvalgos bokštai, atliekami gamtotvarkos darbai. Lietuvos nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose atsiranda vis daugiau nuostabių gamtos vietų pritaikytų lankymui ir pažinimui. Pradėkime kelionę nuo Žemaitijos saugomų teritorijų. Žemaitijos nacionalinis parkas įsikūręs prie Platelių ežero, kuris yra didžiausias ir giliausias Žemaitijoje. Jo ilgis daugiau kaip 8 km, giliausia vieta 50 metrų. Prie Babrungo upės ištakų pastatytas naujas hidrologinis įrenginys palaiko esamą Platelių ežero vandens lygį. Žemaitijos nacionalinėme parke, šalia Beržoro kaimo ant Sidabro kalno, neseniai iškilo apžvalgos bokštas, nuo kurio galima apžvelgti Siberijos pelkę ir garsųjį Platelių ežerą. Šalia įrengtas dviračių takas ir atokvėpio aikštelės su informaciniais stendais, suoliukais, dviračių stovais. Užsukite į naują Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų centro ekspoziciją. Čia rasite visą informaciją apie gamtinius maršrutus ir lankomus objektus. Daugiau sužinosite apie Žemaitijos nacionalinio parko išskirtines vertybės. Varnių regioniniame parke saugoma Žemaitijos aukštumų centrinio kalvyno dalis. Čia aukščiausios Žemaitijos kalvos – Šatrija ir Medvėgalis. Vienintelis Lietuvos ežeras išmetantis gintarą Lūkstas. Užlipus ant didingojo Šatrijos kalno atsiveria įspūdingas Žemaitijos kraštovaizdis. Pasak legendos, milžinui vaikščiojant po Žemaitiją į jo klumpes pribirė smėlio. Milžinui jį iškračius atsirado kalnas dabar vadinamas Šatrija. Pašatrijos piliakalnis vienas didingiausių Žemaitijoje. Į jį patogu užlipti naujais mediniais laiptais, įrengtos apžvalgos aikštelės, pėsčiųjų takai, informaciniai stendai, automobilių stovėjimo aikštelės. Pašatrijos piliakalnis, atsivėręs visų grožiu, gausiai traukia lankytojus. Varnių regioninio parko lankytojų centre visada gausite pilną informaciją ne tik apie gamtinius maršrutus ir lankomus objektus, bet ir daugiau sužinosite apie Varnių regioninio parko retus paukščius, gyvūnus ir augalus. Ledynmetį susiformavę riedulynai, Salanto, Erlos upių vingiai, gilią praeitį menantis piliakalniai, Salantų regioniniam parkui suteikia nepakartojamo žavesio ir išskirtinumo. Salantų regioniniame parke gražus Šaltinių, Raguvų, išraižytas Minijos upės slėnis ties Kartenos piliakalniu. Sutvarkius aplinką ir iškirtus krūmus, Kartenos piliakalnis atsivėrė visų grožių. Į jį patogu užlipti naujais mediniais laiptais, įrengtos apžvalgos aikštelės ir regyklos, informaciniai stendai. Keliaujantys nesunkiai ras netoliese esantį Kartenos lurdą. Sakoma, kad prieš jį esančio šaltinio vanduo turi gydomųjų savybių. Šauklių riedulyne tarp senų kadugių pasijunti lyg kitame krašte. Ne veltui jis dar vadinamas Lietuvos tundra.
Salantų dvaro parkas taip pat sutvarkytas pagal projektą saugomų teritorijų tvarkymas antras etapas. Išgristi pėsčiųjų takai, išvalyti tvenkiniai, sutvarkyta vandens nutekėjimo sistema, iškirsti brūzgynai ir menkaverčiai krūmai. Pagramančio regioniniame parke, sutvarkius Pagramančio piliakalnį, prieš lankytojų akis atsiveria natūralus augmenijos neužgožtas piliakalnio grožis. Atstatyti bei sutvirtinti piliakalnio šlaitai, įrengti laiptai, suoliukai, apžvalgos aikštelės. Žvelgiant nuo Pagramančio piliakalnio, galima pasigrožėti Akmenos upės slėniais. Kiek tolėliau įspūdinga atodanga. Didžiuliai rieduliai ir upės rėvos Akmenos upę daro išskirtinę. Atvykus į Pagramančio regioninį parką, verta užsukti į Lakštingalų slėnį. Akmenos upės slėnyje galima pasiklausyti lakštingalų balsų, o norintiems pasigrožėti kraštovaizdžiu ir įspūdingomis atodangomis sutvarkyti takai, atokvėpio vietos, tiltai per upę. Dar viena užburianti vieta gamtoje – Plynosios pelkė. Vaikščiojant Plynosios pelkės pažintiniu taku galima pasidžiaugti natūraliu gamtos grožiu, retųjų augalų bei vabzdžių buveinėmis. Retoji apskritalapė saulašarė tyko savo aukos. Burbteli aukštapelkės akivarai. 100 metų žemaūgės pušies kamieno skersmuo neviršija 10 cm. 4 metrų durpių kloduose užkonservuotos senųjų augalų ir gyvūnų liekanos. Jūros, vėjo ir žmogaus veiklos sąveikoje susidaręs ir tebesiformuojantis Kuršių nerijos kultūrinis kraštovaizdis labai jautrus žmogaus veiklai. Kuršių nerijos nacionalinis parkas įsteigtas vertingiausiam gamtiniu bei kultūriniu požiūriu Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio kompleksui su unikaliu Europoje kopagūbriu ir etnokultūriniam paveldui išsaugoti bei tausojamai naudoti. Kuršių nerija įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Kuršių nerijoje įrengtose apžvalgos aikštelėse galima pasigrožėti niekur kitur Lietuvoje nematytais kopų peizažais. Čia puikia vieta paukščių stebėjimui rudeninių ir pavasarinių migracijų metu. Nacionalinio parko lankytojų centrai, įsikūrę Smiltynėje ir Nidoje, visiems atvykusiems suteikia išsamią informaciją apie Kuršių nerijos lankytinas vietas, gamtos ir kultūros vertybės. Pasidairę po pajūrį sukame link Aukštaitijos saugomų teritorijų. Aukštaitijos nacionalinis parkas seniausias Lietuvoje. Jame saugoma Žeimenos aukštupio ekosistema bei Ažvinčių sengirė. Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų centras įsikūręs Palūšėje. Jo ekspozicija – tai tarytum sumažinta Aukštaitijos nacionalinio parko kopija. Žemėlapyje galima pasirinkti maršrutą keliavimo būdą. Čia visada galima gauti informaciją apie visas Aukštaitijos nacionalinio parko vertybės. Aukštaitijos nacionalinis parkas garsus kraštovaizdžio įvairovė, kalvomis ir gūbriais, švariais ežerais, miškų gausa ir etnografiniais kaimais. Aukštaitijos nacionalinis parkas – puikia vieta gamtos pažinimui ir ekologiniam turizmui. Jame galima rasti daugiau nei 120 ežerų. Parke tyvuliuoja giliausias Lietuvoje Tauragno ežeras. Aukštaitijos nacionalinėme parke esantis senovės bitininkystės muziejus irgi bus atnaujinamas pagal projektą Saugomų teritorijų tvarkymas antras etapas. Čia bus įrengta nauja ekspozicija apie bites ir jų darbus. Įvairiems renginiams bus pritaikytas kluonas. Pasidairę po apylinkės nuo Ladakalnio ir kitų sutvarkytų apžvalgos aikštelių, Aukštaitijos nacionalinio parko kraštovaizdžio ir gamtos vertybių ilgai nepamiršite. Sirvietos regioninis parkas, įsidriekęs Švenčionių ir Ignalinos rajonuose, garsėja raiškiai kalvotų Švenčionių aukštumos reljefu, kuriame įsibarstę piliakalniai, pilkapiai, alkakalniai, unikalūs medžiai senoliai ir nenuilstantys šaltiniai, kurių garsiausias Lino verdenė.
Verta užsukti į Sirvetos regioninio parko lankytojų centrą, kur gausite visą informaciją apie gamtinius maršrutus, lankomus objektus, daugiau sužinosite apie Sirvetos regioninio parko išskirtines vertybes. Neseniai sutvarkytas ir pritaikytas lankymui Kačeniškės piliakalnis. Iškirtus menkaverčius medžius ir krūmus, prieš lankytojų akis atsiveria natūralus piliakalnio grožis. Atstatyti bei sutvirtinti piliakalnio šlaitai, įrengti laiptai, suoliukai, apžvalgos aikštelės. Sirvetos regioniniame parke įrengta informacinė sistema, rodyklės ir informaciniai stendai. Tad lankytojams bus nesunku surasti įdomius gamtos ir kultūros paveldo objektus. Kauno Marių regioninėme parke pagal projektą Saugomų teritorijų tvarkymas antras etapas sutvarkyta ir pritaikyta lankymui kalniškių konglomeratų ir žiegždrių atodangos, bei sutvarkytas gamtos pažinimo takas pėstiesiems. Čia ne tik paprasti informaciniai, bet ir atraktyvūs pažintiniai stendai, kur lankytojas turi atsakyti į klausimus, atspėti mįsles apie gamtą. Patogu keliauti palei marias medinių takų ir laiptais, pasižvalgyti nuo apžvalgos aikštelių. Keliaujant šiuo taku susipažinsite su varvinių molių nuošliaužomis, žiegždrių atodanga, kalniškių konglomeratų atodanga. Tai gamtos geologijos paminklai, kurie saugomi valstybės. Gamtos ir vandens stichijų veikiamos uolos ir pakrančių atodangos Kauno Marių peizažą daro nepakartojamu. Turbūt ne vienas esame buvę Panemunių regioniniame parke. Siaura juosta besidriekiantis abipus Nemuno žemiau Seredžiaus parkas išsiskiria natūralių gamtos grožiu, Nemuno slėnio šlaitais su piliavietėmis ir piliakalniais. Iš jų įspūdingiausi Panemono kalnas, Gedimino kapas, Ramybės kalnas ir kiti piliakalniai. Įdomios Seredžiaus ir Vėliuonos kryžiuočių piliavietės, gausu senovės gyvenviečių ir senkapių. Atvykusius vilioja renesansinės Raudonės ir Panemunės pilys, regyklos, iš kurių atsiveria vaizdingi Nemuno ir jo intakų slėniai su įspūdingomis ragūvomis ir atodangomis. Atvykus į Šilinėje įsikūrusį lankytojų centrą, kur įrengta įdomi moderni ekspozicija, gausite pilną informaciją apie Panemunių regioninį parką ir jame saugomas vertybės. O dabar persikelkime į Dzūkijos saugomas teritorijas. Dzūkija – upių, upelių ir šaltinių kraštas. Palypėjus ant Merkinės piliakalnio arba nuo apžvalgos bokšto galima apžvelgti Nemuno vingius bei santaką su Merkiu. Siekiant išsaugoti ir puoselėti Dainavos upių santakos gamtos ir kultūros vertybės, sudaryti sąlygas poilsiui ir pažintiniam turizmui, įkurtas Dzūkijos nacionalinis parkas, didžiausia ir miškingiausia saugoma teritorija Lietuvoje. Čia galima pamatyti žemynines kopas, nes kadaise čia tyvuliavo jūra. Nacionalinio parko miškuose gausu uogų, grybų, vaistinių augalų. Parke išskirti 3 rezervatai, 28 draustiniai, saugomi 42 gamtos paveldo objektai, iš kurių 18 paskelbti gamtos paminklais. Daug parke aptinkamų gyvūnų ir augalų rūšių įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas ir Dzūkijos nacionalinis parkas tapo vieninteliu Lietuvoje PAN parku, kuris atitinka aukštus laukinės gamtos ir darnaus turizmo plėtojimo standartus. Lankytojų centruose, kurie įsikūrė Merkinėje ir Marcinkonyse, visada sužinosite apie didžiausias Dzūkijos nacionalinio parko vertybes ir svarbiausius lankytinus objektus. Metelių regioninėme parke kaip perlas žėri 3 didžiausi pietų Lietuvos ežerai – Duse, Metelys ir Obelyje. Lankytojų centras visus atvykusius pasitinka nauja modernia ekspozicija, kur pristatomos išskirtinės Metelių regioninio parko vertybės. Supažindinama su rečiausiais Lietuvoje gyvūnais – baliniais vėžliais. Mėgstantis paukščius gali juos stebėti profesionalia optinė įranga. Metelių regioninėme parke
Pagal projektą Saugomų teritorijų tvarkymas antras etapas įrengta nauja lauko informacinė sistema – stendai rodyklės. Prie Metelių ežero statomas apžvalgos bokštas, nuo kurio atsivers įspūdingas vaizdas į ežerą supantį kraštovaizdį bei paukščių buveines. Čia buvo atlikti gamtotvarkos darbai ir Natūra 2000 teritorijose – Buckūnų pelkėje bei Kimsinės pievoje. Nemunas nuo Punios iki Birštono nepaprastai vingiuodamas išraizgė didžiasias kilpas. Unikaliam kraštovaizdžiui, gamtiniai ekosistemai bei kultūros vertybėms išsaugoti įkurtas Nemuno kilpų regioninis parkas. Jis garsus Punios ir Prienų šilais, kuriuose auga aukščiausi Lietuvoje medžiai. O gražiausios Nemuno slėnio panoramos atsiveria nuo atodangų ir piliakalnių. Siekiant išsaugoti ir pritaikyti lankymui gamtos paminklą Balbieriškio atodangą, supažindinti regioninio parko lankytojus su šiuo geomorfologiniu objektu įrengta apžvalgos aikštelė ir pakyla, pastatyti informaciniai stendai. Nematęs Nemuno nuo Balbieriškio šlaitų, dar negali girtis matęs mūsų upių tėvą. Vaizdingi Nemuno slėnio šlaitai su Balbieriškio atodanga pavergia kiekvieno čia apsilankiusio širdį. Šalčininkų rajone, siaurame Lietuvos pasienio iškyšulyje, kurį supa Baltarusijos žemės, siekiant išsaugoti ir tvarkyti kultūros ir gamtos požiūrių vertingus Dieveniškio kraštovaizdžio kompleksus, buvo įkurtas Dieveniškių istorinis regioninis parkas. Čia Gaujos upės pakrantėje stūkso Bėčionių piliakalnis. Archeologinių tyrinėjimų metu surasta lipdytos ir žiestos keramikos su brūkšniuotu ir lygiu paviršiumi. Sutvarkius aplinką pagal projektą Saugomų teritorijų tvarkymas antras etapas, čia vis daugiau užsuka turistų. Palipėjus naujais laiptais į Bėčionių piliakalnį, prieš akis visų grožiu atsiveria Dieveniškio apylinkės. Gatviniai kaimai su senaja medine architektūra – viena reikšmingiausių parke esančio kultūros paveldo dalių. Norviliškių palivarkas, vėliau buvęs vienuolynas, atsinaujinusiais renesansiniais rūmais bei gynybiniais bokštais, šiandien laukia savo lankytojų. Pažvelkime į mūsų šalį iš aukščiausiojo taško. Kur jis? Nuo Vilniaus jis nutolęs apie 40 km. Norint jį pasiekti, teks žygiuoti į Aukštojo kalną, kuris yra pietryčių Lietuvoje Medininkų aukštumoje. Čia įsikūręs Juozapinės valstybinis geomorfologinis draustinis. Paskutinis ledynas prieš 10–15 tūkstančių metų dengęs visą Lietuvą neįveikė Medininkų aukštumos. Kai ledynas tirpo ir traukėsi, tirpstančio ledo ir lietaus vandenis smarkiai išlygino buvusį aukštumos paviršių. Todėl dabar ši aukščiausiai esanti Lietuvos dalis neturi ryškių kalvų. Aukščiausia Lietuvos vieta – Aukštojo kalnas. Jis siekia beveik 294 metrus virš Baltijos jūros lygio. Aukščiausią Lietuvos tašką žymi skulptorės Dalios Matulaitės sukurtas paminklas. Palipėjus į naują apžvalgos bokštą, nesunkiai surasime ir Juozapinės kalną, kuris anksčiau laikytas aukščiausių Lietuvos tašku. Juozapinės valstybinis geomorfologinis draustinis sutvarkytas ir pritaikytas lankymui pagal projektą Saugomų teritorijų tvarkymas antras etapas. Vilniaus mieste ties Neries slėniu tęsiasi Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis, kur Vilniečiai ir sostinės svečiai turi galimybę geriau pažinti gražiausias miesto gamtinės vietas ir aktyviai pailsėti. Pagal projektą Saugomų teritorijų tvarkymas antras etapas Karoliniškių kraštovaizdžio draustinyje sutvarkyta rekreacinė infrastruktūra, turistinės trasos, įvairaus ilgio pėsčiųjų maršrutai, Raguvų dugno, Kalvų keterų, miško pakraščio takai. Nutiestos dviračių trasos praplečia bendrą Vilniaus miesto dviračių kelių tinklą. Sudarytos palankios sąlygos apžvalgos aikštelėse pasigrožėti Vilniaus panorama. Gamta – mūsų visų namai.
Ją reikia saugoti, rūpintis ir mylėti. Keliaujant po Lietuvą, atraskite ir pažinkite Lietuvos saugomas teritorijas.